Daug vaikų ar paauglių tam tikrų gyvenimo etapų pradeda galvoti apie darbą, norą užsidirbti, įgyti patirties ar tiesiog pažinti save. Tai yra puikiai galimybė augti, mokytis atsakomybės ir įgyti pasitikėjimą savimi. Visgi labai svarbu, jog sprendimas ieškotis darbo būtų priimtas kartu su tėvais, įsiklausant į vaiko norus bei įvertinant jaunuolio brandą, gebėjimą prisiimti atsakomybę. Lietuvoje vaikai gali pradėti dirbti sulaukę 14 metų. Tiesa, yra taikomas tam tikros darbo sąlygos. Jie gali dirbti tik nesunkius darbus, negali dirbti naktimis, dirbti viršvalandžius ar dalyvauti komandiruotėse. Jie gali dirbti tik iki 6 valandų per dieną. Tai numato Lietuvos įstatymai bei tarptautiniai teisės aktai, kurie įpareigoja apsaugoti vaiką nuo išnaudojimo ir darbo, kuris gali pakenkti vaiko sveikatai. Dokumente taip pat pabrėžiama, jog darbas negali trukdyti vaiko mokslams ir jo vystymuisi, todėl idealiausia paaugliui laikino darbo būtų ieškotis vasaros atostogų metu, nes tuomet vaikai turi daugiau laisvo laiko, nėra pamokų ar būrelių. Lietuvoje įdarbinimo procesui ir darbams taikomi skirtingi reikalavimai, priklausomai nuo to, ar vaikui 14-16 ar 16-18 metų. Lietuvoje iki 16 metų yra privalomas mokslas, todėl svarbu atsižvelgti į tai, jog darbas nekenktų ir netrukdytų vaiko mokslui. 14-16 metų vaikai gali dirbti tik nesunkius darbus, kurie nekenktų jų sveikatai ir vystymuisi, netrukdytų lankyti mokyklos, o svarbiausia, jog tokiam darbui reikalingas raštiškas tėvų sutikimas. Taip pat svarbu pabrėžti tai, kad bet kokiam jaunuoliui svarbus artimųjų palaikymas. Todėl labai svarbu pasidomėti, kaip vaikui sekasi darbe, ar jam nėra per sunku, ar jis jaučiasi saugiai. Taip pat svarbu pasirūpinti, jog jaunuolis norintis susidirbti pinigų, taip pat turėtų ir laisvo laiko, galėtų pailsėti, susitikti su draugais bei užsiimti jo mėgiamą veiklą. Potencialus darbdavys taip pat turi būti atsakingas už tai, kad vaikas darbe būtų saugus, turi būti pasirašyta darbo sutartis, vaikas turi būti praėjęs sveikatos patikrinimą ir gavęs pažymas.